Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Dersevičiūtė ir šiandieną kalbėsime apie partizanus. Taigi Liepos 14 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje istorijas ir tyrėjas Dalius Žygelis skaitė paskaitą Lietuvos partizanų fotografijos istorija ir naujausi atradimai. Bibliotekos atrijaus terasoje iki Liepos 31 dienos veiks fotografijų paroda Ramygalos apylinkių partizanai 1944-46. Parodoje eksponuojamos unikalios Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre sukurtos parodos fotografijos, atkurtos iš autentiškų negatyvų. Apie šį reikšmingą ir unikalų atradimą šiandien kalbėsiuosi su istoriku ir tyrėju, parodos autoriumi Daliu Žygeliu. Labadiena. Labadiena. Taigi, pirmiausia, gal kur ir kokiomis aplinkybėmis 2024 metais buvo rasti autentiški negatyvai, iš kurių atkurtos bibliotekoje eksponuojamos parodos fotografijos? Negatyvai buvo surasti Ramygalos miestelyje. Deja, plačiau, kaip jie buvo surasti, kokiame konkrečiai name surasti, mes nežinome, nes ta informacija mūsų nepasiekė, nes tie negatyvai, susidariau įspūdį, kad jie keliavo kelionę iš vienų rankų į kitas, kol pasiekė reikiamas rankas. Ir bandžiau aiškintis, nuvažiavęs į Ramygalą, bandžiau aiškintis, kaip tai galėjo būti. Yra versija. Moksliškai įrodyti to aš negaliu, bet versija labai tikėtina, kad visų pirma, mums pavyko nustatyti tikėtiną fotografą, tai yra Rapolą Baltrūną, kuris puikiai fotografavo. Yra liudininkai, kurie paliudijo, kad jisai fotografavo ir ne tik, kad fotografavo, bet ir turėjo ir štatyvą, ir fotoaparatą su automatiniu režimu. Tarkim, liudininkai, istorijos liudininkė pasakos, sako, jisai pas mus atvažiuodavo, pastatydavo fotoaparatą ir nepatikėsit, jisai atbėgdavo prie mūsų ir nusifotografuodavo. Būtent tarp šitų negatyvų irgi yra kiekvienoje juostelėje bent į vieną kadrą jisai įsipaišo. Na, taip kaip Felinis mėgdavo savo filme 5 sekundėm pasirodė, taip ir šis fotografas irgi į vieną kadrą būtinai atsistodavo. Tai čia paskaitoje aš apie tai pasakojau detaliai ir tikėtina, kad taip ir buvo viskas. Taigi, jisai pagal mūsų atkurtą versiją tas išfotografuotas juosteles atidavė žinomam Ramygalos fotografui pavardę įdomią Plaktukas. Nes Plaktukas jisai turėjo ir ryškalų, jisai turėjo ir laboratoriją, jisai galėjo jas išryškinti, tas juosteles. O kodėl nepasiėmė Rapolas Baltrūnas jų? Todėl, kad jisai buvo išvežtas į tremtį. 47 antroje pusėje jisai buvo išvežtas į tremtį ir labiausiai tikėtina, kad tos juostelės ir liko pas Ramygalos fotografą Plaktuką. Aišku, imant turinį tų negatyvų, tais metais tai buvo labai pavojingas, taip sakant, objektas turėti namuose. Nes jeigu maža kokia krata ir jeigu surastų tokius negatyvus, tam fotografui būtų 10 metų kaip minimum, jeigu ne daugiau. Saugiausia tokie dalykai yra sudeginti. Tos juostelės puikiai dega. Bet matyti, jisai vis tiek turėjo ir tą fotografo gyslelę, ir menininko gyslelę, ir nusprendė nuotraukas paslėpti. Ne nuotraukas, negatyvus paslėpti. Va taip tas konteineris ir sulaukė mūsų dienų. Kaip sakau, nebuvo aišku, kokiame tiksliai name surasta. Ramygaliečiai, kurie mane vedžiojo po Ramygalą ir žinojo, kur kokiam name buvo didesnis remontas, man parodė miestelio centre buvusi sovietinių karių garnizono pastatą. Pagal jų istoriją, maždaug 53 garnizonas jau išsikraustė ir tikėtina, kad Plaktukas nusprendė paslėpti tą pavojingą turinį būtent jų kieme, kaip sakėte. Taip, jų kieme. Priešo kieme, sako, saugiausia, ar ne? Taip, labai galimas variantas. Ar ta istorija mums paaiškės iki galo, aš abejoju, bet aš kiekvieną dieną dirbu tuo klausimu, labai daug užmesta meškerių, vaizdžiai pasakysim, ir galbūt ta informacija suplauks su laiku. Na, tikėkimės, kad užkibs. Kodėl šis fotografijų radinys laikomas vienu svarbiausių pastarųjų metų atradimų ir ką jis atskleidžia apie ankstyvąjį Lietuvos partizanų karą? Bet abejo, kiek apžiūrėjau parodą, tai stebėtinai kokybiškos ir labai aiškios nuotraukos.
kaip to laikmečio? Pats radinys, aš sakyčiau, jisai svarbus ne tik pastarųjų metų, aš sakyčiau plačiau, jisai labai svarbus visos Lietuvos partizanų fotografijos istorijos kontekste. Jau nekalbant apie pastaruosius metus. Tarkim, aš su partizanų fotografijom dirbu virš 30 metų, nuo 95 metų, tai yra mano viena iš tyrimų sričių, labai mėgiama, ir aš jau galvojau, kad radinių nebebus. Taip, apie kokius 2000-uosius važiuoji į komandiruotę, važiuoji į kokį nors kaimą, dažniausiai grįždavai su didesniu ar mažesniu plošteliu nuotraukų, jas parsiveždavai, atiduodavai į muziejų ir viskas buvo puikiausiai. Ta prasme, tas fondas pildėsi. Nuo 2000-ųjų jau kas turėjo, tas atidavė, kur buvo galima surasti, suradom, ir tai buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Tas skambutis man šeštadienio rytą į namus, kad yra radinys, kurį turėtum įvertinti kaip ekspertas. Ir nieko prieš, kad tokia informacija ateina išeiginiaujant, ar ne? Aš supratau iš kolegos drebančio balso, supratau, kad sakau, važiuokit pas mane, jie šeštadienį 10 ryto būna pas mane, aš pasižiūriu prieš langą į tą negatyvą, suprantu, kad čia yra lobis. Jo. Ir dar suprantu, kad aš niekad nemačiau to. Nes patikėkit, per 30 metų aš žinau praktiškai 95%, kas yra muziejuose, kas yra privačiuose kolekcijose, jau nešnekant, kas yra genocido tyrimų centre. Žinau mintinai, ir draugai, kolekcininkai, kolegos mane bando kartais nustebinti, sako, Daliau, parodysim, pasakyk, kad nematei. Mačiau. Na tai aš suprantu, kad aš nemačiau nei vieno kadro. Tada mes tarėme su savininku tuometiniu. Jisai siūlo, pirkite, kaip įstaiga, kaip muziejus jūs galite įsigyti. Dovanų metas seniai pasibaigęs. Visą laiką tą akcentuoju, kad seniai pasibaigęs dovanų metas. Sakau, man reikia, aš negaliu pirkti taip, man katės maiše negalima pirkti, reikia skenuotis, jisai sutinka palikti, aš nusiskenuoju, rodau muziejaus vadovybei, visi įvertina, kad tai yra gerai, mes sumokam pinigus, mes turime tas juostas, tai ten toliau dar lieka šiek tiek detektyvo, kad visos juostelės jas buvo galima išvyniuoti. O viena buvo užklijuota lipnė juosta, tuo metu lipnė juosta, matyt buvo suspausta dėžutės kampe, gavo šiek tiek drėgmės ir tas lipalas išsiliejo per visus susuktus sluoksnius ir jos nebuvo įmanoma atvynioti. Ir muziejus atsisakė pirkti tą, nes sako, mes negalim pirkti katės maiše, juo labiau už tikrai didelius pinigus. Man negalėjau susitaikyti su tą mintimi, aš, taip sakant, nupirkau ją. Pats, ar ne? Nupirkau pats. Ir nupirkau, atvynioti neįmanoma, pradėjau ieškoti restauratorių. Lietuvos ypatingajam archyve, taip, Lietuvos centriniam valstybės archyve, jau Milašiaus gatvėje Vilniuje, su restauratoriais pasėdėjom, pašnekėjom, jos atvirai pasakė, mes niekada tokios operacijos, būtent tokios, nesame dariusios, bet technologiškai įsivaizduojame, kaip tai galėtų būti, rizikuojam. Sako, rizikuojam, nes sako, jeigu nepavyks, tu turėsi tą sugadintą daiktą. Tą patį sugadintą daiktą, kuris gali būti labai brangus muziejinis eksponatas ir viskas, o galbūt pavyks. Ir po savaitės jos man skambina, sako, bingo, turim, nuostabu, atvažiuok. Ir aš atvažiuoju, pasirodo, tam ritinėlį buvo dar 4 juostelės, tai yra bendroji sumoja apie 30 kadrų, tikrai unikalių kadrų, tai va taip mes praturtinom šitą kolekciją ir rizika šiuo atveju pasiteisino. Ir užsispyrimas jūsų. Jo, ir nuojauta, nes aš jau mačiau, kas yra tuose kadruose ir būtent tai mane inspiravo bandyti atvynioti. Nes sako, dar vertingesni daiktai ar neslepiami labiau, tai čia irgi įtartinumo turėjo gal. Turbūt, kad ir yra tame, bet jeigu būčiau nežinojęs, kas yra pirmose kadruose, aš nebūčiau rizikavęs turbūt. Arba jeigu ten būtų tokie įprasti jau matyti kadrai, tai va. Rizikavote? Rizikavau. Ir geria šampaną. Rizikavau, taip. Kaip ir minėjote, 30 mečius tyrinėjate partizaninės fotografijas. Kaip pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimus ir vyksta tų užfiksuotų asmenų identifikavimas ir įvykių datavimas? Gal trumpai galit klausytojams papasakoti? Identifikavimas ir datavimas yra 2 skirtingi dalykai. Visų pirma, tai identifikavimas yra veidų atpažinimas, kad mes nuotraukoje galėtumėm įvardinti vardais ir pavardėm kuo daugiau užfiksuotų asmenų. Datavimas tai yra
nustatyti tikėtiną fotografavimosi datą. Bet tai yra susiję. Vėlgi jie paskui susiję, nes jeigu mes turime identifikuotus asmenis, mes turime jų biografijos žinias apie jų biografiją. Ir tarkim, jeigu žinome, kad konkretus asmuo žuvo tokią ir tokią dieną, nuotraukos datavimas... Bus ankstesnė. Jo, ankstesnė. Jeigu mes žinom, kad jis žuvo rudenį, o mes matom, kad vasara, ryškiai vasara, tai ir datuojam, kad yra tų metų vasara arba kitų metų vasara, arba 45 arba 46. O jau toliau lieka pasitelkiant būtent tuos tarpdisciplininius dalykus, nustatyti ar 45 ar 46. Tai vat, ką aš galiu paminėti iš šitos negatyvus, identifikuojant, konsultavausi su profesionaliu kostiumų dizaineriu pagal rūbus, ar šitas rūbas gali būti 45, ar jisai labiau 46, jisai va tokius sprendimus man. Konsultavausi su klimatologu, kuris paėmė Berčiūnų meteorologinės stoties duomenis kasdieninius už 45 ir už 46 metus ir pagal tą dieną matomas oro sąlygas mes bandėme. Mes kalbam konkrečiai apie Velykas, nes yra labai aišku, kaip jie čia švenčia Velykas ir kem 5 Velykos buvo balandžio 1, kem 6 balandžio 21. Jisai sudėjo tuos meteorologinius duomenis tų 2 dienų ir pateikė savo išvadas. Yra taip. Tai va čia iš tų tarpdisciplininių įdomiausi galbūt dalykai, tada augmenija, kreipiausi į botanikus, nes keliose nuotraukose merginos su gėlių puokštėmis. Jos nustatė, kokios tai gėlės, kada jos pražysta ir vėl mums tą datavimą šiek tiek pastato į aiškesnę poziciją. Visa tai yra, taip sakant, sviruoja, mes negalim pasakyti, kad taip, 100% tai yra ta diena, bet vis tiek paėmus ilgą laikotarpį mes jį labai labai smarkiai susiauriname. O kalbant apie veidų identifikaciją, tai esminis momentas buvo pradžia su šitų nuotraukų darbo pradžia. Rodžiau kolegoms ir pats aš žiūriu, aš nieko net pažįstu. Nesuprantu, kaip yra. Aš imu nuotrauką bet kokią. Vardinu asmenis gana neblogai. Čia žiūriu, nieko nepažįstu. Rodau kolegoms, jie irgi sako, nieko nematėm. Tai jau mums iš karto diktavo, kad tai ko gero labai ankstyvos nuotraukos, nes didžioji dalis, ko gero dėja anksti žuvo ir nesulaukė to masinio fotografavimosi pradžios, kuris prasidėjo kem 7, kem 8, kem 9 metais, ten jau yra masė. Bet vienas žmogus buvo, tarp jų tai buvo Bronislavas Juospaitis, ilgai gyvenęs Panevėžy ir prieš keletą metų miręs, kas labai gaila. Aš jį nebepakalbinot. Jo, aš jį atpažinau nuotraukose, bent jau man taip atrodė, kad atpažinau, pasiskambinau jo dukrai, papasakojau istoriją, sakau, aš jums atsiųsiu elektroniniu paštu keletą nuotraukų, jūsų nuomonė mums bus labai svarbi. Tai buvo pirmas asmuo, kurį identifikavau, tai buvo Bronislavas Juospaitis. Ir jau nuo jo pradėjo tas sniego gniūžtė lipdytis, voliotis nuo kalno ir jau daugiau informacijos, o va dėl Bronislavo Juospaičio, tai jeigu jisai būtų gyvas ir aš pas jį nuvažiuočiau su šitom nuotraukom, man tiesiog tiek apmaudu, arba aišku, kad būtų tie negatyvai surasti 5 metais anksčiau. Mes turėtumėm viską, manau, kad turėtumėm viską. Taigi, Daliau, kaip fotografijose atsispindi partizanų kasdienybė? Jų buitis, gyvenimas stovyklose, elementariausia ginklų priežiūra ar ne, švenčių akimirkos, nes ten parodoje ryškiai matosi vyrai, moteris, tikrai procentaliai nemažai lygybės. Ja, tai kuo dėkinga va šita visa kolekcija šių negatyvų yra tai, kad užfiksuoti vaizdai, kurių kitose partizaninėse nuotraukose arba nėra, arba yra labai labai didelė retenybė. O čia, tarkim, jeigu įmam juostelę, plačia juostė, 9:6, 8 kadrai telpa į juostelę, tai matosi, kad fotografuota tematiškai. Šventė tai šventė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negatyvai vienos šventės. Stovim taip, sėdim ir panašiai. Tada kitos šventės matosi, vėl ta juostelė nueina. Tai va tas reportažas iš miško yra tikrai vertingas. Ne vieną proginę nuotrauką. Rodžiau aš tuos negatyvus, aišku, fotografams, fotoreportažų specialistams. Jie įvertino, sako, čia yra aukšto lygio fotografas visų pirma, nes tu, sako, pažiūrėk, kokios kompozicijos netradicinės.
vienas žiūri lyg į kamerą, kitas nežiūri. Tai yra daryta meistro, kurį jie prisileido, partizanai prisileido. Tai nebuvo tikrai pasitikėjo. Jo, aš atėjau, dabar visi pasipuošiam, sustojam, greit nusifotografavom, aš išėjau. Ne, jisai buvo dalyvis tų švenčių ir turėjo gyslelę fotografo. Tai, tai yra labai smagu ir dėl to ir užfiksuoti tie vaizdai ten, kur merginų su tautiniais drabužiais. Iš pradžių galvom, kad tai vestuvės. Pirma tokia kažkodėl mintis buvo vestuvės, paskui ne. Žiūrim, kad tai yra ko gero atlaidai. Ir kaip minėjau apie gėles, botanikai nustatė, kad tai yra zinijos, o zinijos pražysta vasaros antroj pusėje, tai yra Liepos antra pusė maždaug. Kokie ramygalo atlaidai pagrindiniai? Tai ramygalo pagrindiniai atlaidai yra Švento Jono, tada škaplerna, kuri būna apie Liepos 19 ir tada dar yra žolinės. Puokštės nuo žolinių skiriasi. Žolinėse jau yra varpos, rugių varpos, avižos, ten jos turtingesnės. Čia tik tai zinijos. Tikėtina, kad vis tik tai yra škaplernė atlaidai, tai yra Liepos antra pusė. Tautinio kostiumo specialistės iš Nacionalinio muziejaus žiūrėjo vėlgi tuos jų kostiumus. Jų nuomonė, tai yra neindividualūs kostiumai. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tai yra tų merginų priklausomybė. Jos nepriklauso merginos, tai yra ko gero iš zakristijos. Jos per atlaidus praeina, o paskui tuos kostiumus grąžina į zakristiją. Pats nepasakyčiau, specialistas pasakė. Tai vėlgi rodo atlaidai, būtent apie ką mes kalbam apie atlaidus. Kurie atlaidai dar gal kada paaiškės. Velykos vėlgi. Velykas, kaip sakiau, tas nustatymas ar 45 ar 46 Velykos. Tas, nežinau net kaip pavadinti, kiaušinio tvirtumo tikrinimas. Ir mes matom, kaip į dantis toks. Tai yra, aš pats iš Aukštaitijos esu ir po šiai dieną aš matau Velykas ir matau, kaip mano dėdukas paima kiaušinius ir tikrina. Būtent taip. Tai aš kai pamačiau tą negatyvą, man nekilo klausimų, kas čia vyksta. Žmonės iš kitur žiūrėjo, sako, ką čia jisai daro. Aš jam paaiškindavau, kad tai yra tokių etnografinių akimirkų užfiksuota labai daug. Ginklai, stovyklos irgi yra unikalūs kadrai. Aš to niekada per savo darbo eigą nesu matęs. Tokių stovyklų, tokių buitinių reikalų, kai vienas kūtasi barzdą, kitą kerpa su mašinėlė, trečias taisosi batus, ketvirtas taiso ginklą. Tai yra turtingas vaizdas, labai, labai duodantis daug žinių apie tą laikotarpį. O ką jums kaip profesionalui tarpusavio, kokius ryšius atskleidžia ne kaip tokias istorinės asmenybės, bet kaip žmonės? Iš tų nuotraukų, ką jūs, tarkim, pastebėjote, atradote, ar bent jau spėjote? Vienas dalykas, ką aš spėjau, yra tai, ką aš spėjau, bet kitas dalykas, ką man papasakojo liudininkai. Nes su liudininkais teko irgi bendrauti, jau sužinojus, tarkim, vienos merginos dukra yra gyva. Jinai paaiškino, kad, sako, žiūrėk, juos pačio brolis Jonas, jisai buvo pora su Stasė Rankelytė. Ir nuotraukų iš tikrųjų, jie matosi meiliai, apsikabinę, mes identifikuojame, kad tai jie yra pora. Subordinaciniai dalykai, ten kur vadas, pavaduotojas, bet čia tai žinoma visuose nuotraukose, pozicija nuotrauko yra svarbi, jisai nestovės kur nors šonė, jisai visą laiką bus per vidurį, tai čia tokia hierarchinė sistema yra. O tarpusavy ryšiai arba, tarkim, tos pačios Velykos. Bronius Juospaitis pats jauniausias, jam ten tik suėjo 20 ir matosi, jie geria alutį. Ir toks zdarovas vyras, jisai geria iš tokio puodelio, Juospaičių duotas mažiukas puodeliukas, jisai kaip jau jauniausias. Tai kiekvienoj galima, dėl to aš ir kviečiu, kas galite, ateikite ir pasižiūrėkite tą parodą, tikrai atrasite įdomių dalykų kiekvienoj nuotraukui. Tikrai labai unikali paroda. Ir kaip autentiškos fotografijos atskleidžia mūsų santykį tokį su istorija. Gal artimesnė ir įdomesnė istorija padaro, kai mes pamatome tuos veidus žmonių, o neskaitome vadovėlyje, tarkim, tuos įvykius. Visada. Taip visada yra. Tai yra vaizdas, dėl ko knygose yra iliustracijos. Tu gali susikurti vaizdinį skaitydamas grožinę literatūrą, ten kažkokią paslaptingąją salą ar ten vandenyno gelmes, bet kai mes kalbam apie žmonės, apie įvykius susijusius su jais, apie jų dalyvavimą tam tikrose įvykiuose, tai ta fotografija, knygoje jinai tampa iliustracija, mums duoda ir žinių, ir
pristato, apie ką vyksta šneka. Nu, tai vizualiai patraukliau ir informatyviau galbūt, ar ne, susijęti istoriją su vaizdu ypatingai. Jo, žinoma, jeigu mes skaitytumėm apie Vytautą ir turėtumėm jo bent jau autentišką paveikslą, būtų nuostabu. Būtų nuostabu, tai. Ir kodėl labai svarbu išsaugoti tokius archyvus istorinius ir kaip mums padės šita paroda suprasti tą gyvenimą, tą svarbą kovoti už savo laisvę? Taip, čia turbūt nediskutuotinas dalykas, kuris turi ateiti iš šeimos ir jau paskui iš mokyklos apie tai, ką mes turime. Jaunimas galbūt jie turėtų būti auklėjami šeimose ir perduoti šeimą turėtų laisvės branginimą ir įvertinimą, kas tai yra. Mums praėjusiam sovietmetį to nereikia. Aiškinti mes tą žinome ir mes vertiname visai kitaip. Iki kaulų gelmių, sakant. Taip, mes tą žinome. Kaip ten buvo toliau? Tiesiog ta svarba išsaugojimo ir demonstravimo galų gale. Taip pat, kaip jūs ir minėjot, kad mes, kurie sovietmetį ir baisybės patyrėm visus tos deficitus ir absurdus. Ir vat jaunai kartai ta teorija tikrai plačiai akcentuojama, bet vat ta istorija ypatingai nuotraukose ir kad viskas būtų šalia, kad neatidėtume istorijos praeičiai, kad turime žinoti savo istoriją, kad mes galėtume saugoti dabartį ir kurti ateitį. Visų pirma, tai yra įdomi tema. Tai yra įdomi tema ir tas istorinis laikotarpis yra vienas sudėtingiausių, nes pasirinkimus žmonėms reikėjo daryti čia ir dabar. Dabar mums lengva kalbėti, kaip jie turėjo elgtis ir kaip jie turėjo pasirinkti, kai mes iš perspektyvos, istorinės perspektyvos žinome, kaip viskas klostėsi toliau. Jie tos prabangos neturėjo ir turėjo priimti sprendimus greitai. Ir tas pasirinkimas kovoti už Lietuvą, kovoti už laisvę, už savo šeimą ir už savo asmeninę savigarbę kaip vyrui. Tai yra svarbus dalykai. Ir turėdami nuotraukas, o tuo labiau puikias nuotraukas, apie tai ir kalbėjom, tai yra iliustracija. Tai yra iliustracija ir jinai užkabina tą temą, jeigu tu pamatei nuotrauką, tau patiko, tu gali pradėti ieškoti, kur ką pasiskaityti. Ir gerai pateikta medžiaga, kokybiškai pateikta medžiaga yra irgi labai svarbu. Nes galima pateikti, taip, šiaip savo ir kad tik nesigautų atvirkščiai tada. Nesvarbu, ar tekstas kažkoks gali būti labai per daug didaktinis. Atmetimo gali sukelti. Jo, gali būti atmetimo reakcija. Kaip sakau, niekada nekiškite per daug. Tarkim, mane dažnai kviečia mokyklose paskaitas. Istorijos mokytojom pasakau vieną sąlygą. Jokios prievartos. Geriau tegul būna 3 mokiniai, ne 30, bet tik tie, kurie nori. Vat prisimenu aš tuos komjaunimo susirinkimus, nors ir nebuvau pats komjaunuolis. Visi suvaromi. Taip, visi suvaromi ir visi sėdi, vaipusi, kraipusi, labai nenoriu, kad tai būtų kažkas panašaus. Taip, kad geriau 3 negu 30, bet o tas, kas 15-16 ateis laikas susidomės. Po beveik 80 metų atrasti negatyvai, ar ne, ir kiekviena nuotrauka yra ypatingai svarbi, bet galbūt jūs išskirtumėt vieną, kuri jūs ar labiausiai sukrėtė, ar labiausiai nustebino, ar tiesiog buvo tokia įdomiausia, ar mažiausiai atpažįstama ir suintrigavo. Tai kurią išskirtumėt? Vienos neišskirsiu, išskirsiu kokias 2-3. Gerai, greitai. Skirkit. Viena nuotrauka yra, kur labai panašu, kad tai yra pati ankstyviausia Lietuvos partizanų žinomų nuotrauka. Tai būtų 44 metų lapkričio mėnuo. Apie tai net pasvajoti nebuvo įmanoma, kol nepadarėm identifikacijos ir nesuvedėm datų. Tada vėlgi žuvę partizanai Ramygalos aikštėje. Aš daug matęs tūkstančius tokių nuotraukų, bet šios yra ypatingos, nes vienoj matosi Ramygalos panorama, Ramygalos bažnyčia ir mes labai aiškiai identifikavome, kad yra Ramygala. Ir jos fotografuotos iš po skverno pasislėpus. Tai vėlgi fotografas... Nes ten toks kampas juodas matėsi ir aš norėjau jūsų paklausti, kad ką tai reiškia, ar ne tik, kad slapta buvo. Nes žinome, kad negalima buvo nei artintis, nei... Fotografas labai smarkiai rizikavo. Tai darydamas, tai yra... Mes turim, taip, tokių nuotraukų turim daug, bet jos yra fotografuotos NKVDistų.
NKVDistai fotografuodavo tam, kad paskui identifikuoti asmenis. O čia, kaip istorijos liudijimas, yra civilio žmogaus paslapčiomis rizikuojant padarytos nuotraukos. Tai vat, ko gero, šitos yra pagrindinės dvi, ankstyviausia žinoma ir su didžiulio rizika padarytos žuvusių vaizdai. Gal galėtumėte trumpai dar mūsų klausytojams papasakoti apie dabartinius jūsų galbūt naujus atradimus, nebūtinai su Ramygalos radiniu, nes jūs tikrai tyrinėjate įdomius dalykus ir gal pasidalintumėt su mumis. Jūs turit galvoj fotografiją ar apskritai? Istoriją, fotografiją ir plačiai. Aš jums galiu papasakoti paskutiniai komandiruotėj, kodėl aš biškai ir atsikėlė paroda, aš su Genucis teko lankytis Prancūzijoje, gynybos atašė kvietimu. Ir žinia, kad Jonas Žemaitis, visos Lietuvos rezistencijos vadas, mokėsi Fontainebleau artilerijos mokykloje 36-38 metais. Taigi, gynybos atašė Prancūzijoje, pulkininkas leitenantas Gediminas Jonikas, pradėdamas kadenciją, pasakė, mano užduotis įamžinti Žemaitį Fontainebleau. Ir be abejo, jisai kviečiasi mane kaip specialistą ir mes ieškom visų įmanomų būdų. Tai vat, buvo tokia vainikuojanti komandiruotė. Kai gavome Fontainebleau merijos leidimą, gavome namo savininko pritarimą ir belieka tik tai pasirinkti medžiagiškumą, tinkamą lentą ir Jonas Žemaitis bus įamžintas Fontainebleau. Kaip ir Oskaras Milošas, kuris irgi gyveno Fontainebleau, mirė Fontainebleau ir ten yra palaidotas. Tai vat kiti metai bus Milošui 150 ir mes galvom tuo pačiu padaryti ir iškilmes Žemaičio įamžinimo Fontainebleau. Tai va čia paskutinis darbas. Na kągi, su tuo paskutiniu darbu baigiame mūsų laidą. Labai ačiū, kad atvykote, kad papasakote įdomių dalykų ir visus kvieskime apžiūrėti parodos iki Liepos mėnesio galo. Dėkui. Ačiū Jums, ačiū visiems panevėžiečiams, kurie ateis pažiūrėti. Taigi, primenu, kad šiandieną mano svečias Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis. Jaukių visiems skaitimo.